Istoriniai šaltiniai teigia, kad Lietuvoje ortodoksų bendruomenė gyvuoja jau nuo 13 amžiaus. Nuo to laiko jai priklausė apie 50 kunigaikščių. Yra žinomi 6 lietuvių kilmės ortodoksų šventieji. Lietuvos ortodoksų parapijose meldžiamasi bažnytinė slavų kalba. Pamaldos yra bizantinio rito. Pamaldoms ir visam liturginiam gyvenimui naudojamas senasis Julijaus kalendorius, kuris nuo grigališkojo skiriasi 13 dienų. Lietuvos ortodoksų, dar vadinamas stačiatikių bažnyčia, priklauso Maskvos ir visos Rusijos patriarchatui. Apie 125 000 Lietuvos gyventojų save priskiria ortodoksams. Apie Lietuvos stačiatikių bažnyčią pasakoja Vilniaus stačiatikių Šventosios Paraskevos cerkvės klebonas kunigas Vitalijus Mockus. Šventa visuotinė apaštalinė ortodoksų bažnyčia pasaulyje tai 15 autokefalinių savarankiškų bažnyčių, kurios yra administruojamos atskirų patriarchų, metropolitų ar arkivyskupų, nesvarbu kaip jie vadinami, bet jie yra visiškai savarankiški. Šitų bažnyčių vienybė pasireiškia eucharistinėme bendravime, yra viena doktrina, vienas mokymas ir sakramentai. Lietuvos ortodoksai, kurie Lietuvoje dar vadinami stačiatikiais, priklauso Maskvos ir visos Rusijos patriarchatui. Taigi šiuo metu Lietuvoje yra viena vyskupija, kuriai vadovauja Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, 54 parapijos dalintos į 4 dekanatus. Lietuvoje pagal surašymo duomenys yra apie 4 nuošimčius ortodoksų, kas sudaro skaičiais maždaug 125 000 Lietuvos gyventojų. Dauguma jų yra rusakalbiai – rusai, baltarusiai, ukrainiečiai ir dar keletas kitų tradiciškai ortodoksiškų tautų. Lietuvoje istorijos užfiksuoti duomenys apie ortodoksus jau nuo 13 amžiaus. Nuo tų laikų mes žinome apie 50 su viršum kunigaikščių, lietuvių kilmės, bet ortodoksų, žinome keletą šventųjų. Mes turime 6 lietuvių kilmės šventuosius. Tai 13 amžiaus šventas Daumantas, šventoji Charitina Lietuvaitė, dar metraščiuose įvardyjama kaip Lietuvos globėja, ir šventas Eliziejus. O taip pat iš 14 amžiaus 3 Vilniaus kankinius kunigaikščio Algirdo dvariškius, jų krikščioniški vardai yra Antanas, Jonas ir Eustachijus, o jų palaikai, relikvijos saugomos Vilniaus stačiatikių arba ortodoksų šventosios dvasios vienuolyne iki šių dienų. Kadangi priklausome rusų ortodoksų bažnyčiai ir dauguma, absoliuti dauguma tikinčiųjų yra rusakalbiai, todėl Lietuvoje ortodoksų parapijose meldžiamasi yra bažnytinė slavų kalba. Ne rusų, bet ta senąją liturginė kalba, kuri liko mums iš Kirilo ir Metodijaus palikimo. Šiuo metu vienoje iš Lietuvos parapijų, Šventos Paraskevės, yra meldžiamasi ir lietuviškai, lietuvių bendruomeniai. Pamaldos yra bizantinio rito. Tai iš rytų Romos imperijos dalies, Bizantijos, kilusi liturginė krikščionių tradicija. Pamaldų metu nenaudojami jokie instrumentai, tik tai gyvi žmonių balsai. Šiuo metu mes turime 3 liturgijas, kaip vakarų bažnyčioje unifikuota yra ir dažniausiai žinoma yra Romos mišios, taip rytų bažnyčioje šiuo metu yra unifikuota ir mes žinome Jono Auksaburnio liturgiją. 10 kartų per metus meldžiamasi Bazilijaus didžiojo liturgijos žodžiais ir gavėnios trečiadieniais ir penktadieniais bei didžiosios savaitės pirmas 3 dienas meldžiamasi Romos vyskupo popiežiaus Grigaliaus didžiojo liturgijos žodžiais. Pamaldoms
ir visam liturginiam gyvenimui naudojamas senasis Julijaus kalendorius, kuris šiuo metu nuo grigališkojo kalendoriaus skiriasi 13 dienų. Štai kodėl ortodoksai švęsdami Kalėdas sausio 7 dieną įvardyja tą dieną pagal senąją Julijaus kalendorių kaip gruodžio 25. Rytų bažnyčioje, kaip ir vakarų, 7 sakramentai. Pirmasis iš jų tai krikštas, juo žmogus tampa bažnyčios nariu, krikščioniu. Tačiau skirtumas nuo vakarų bažnyčios, iš karto po krikšto teikiamas ir sutvirtinimo sakramentas. O po jo praktiškai kitą dieną pakrikštytasis, jis gali būti ir kūdikis, ir suaugęs, gali prieiti komunijos. Kunigystės sakramentas, kaip ir vakarų bažnyčioje, galimas teikti tik tai vyrams, kunigais gali būti tik vyrai. Yra 3 kunigystės laipsniai: pirmas diakonas, antras kunigas ir trečias vyskupas. Vyskupais gali būti tik vienuoliai, o diakonais ir kunigais gali būti ir vedę vyrai. Tačiau sukurti šeimą reikia iki šventimų. Paprastai šiuo metu rytų bažnyčioje yra 3 keliai diakonams ir kunigams. Galima būti vienuolių, celibatų arba vedusių. Dauguma rusų ortodoksų bažnyčios kunigų, kaip ir kitų autokefalinių savarankiškų bažnyčių dvasininkų, yra susituokę, turintys šeimas dvasininkai. Rytų krikščionys žegnojasi truputį kitaip nei vakarų. Mes sudedame 3 pirštus, kurie primena mums švenčiausiąją trejybę, juk žegnojamės vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Bet tuos pirštus suvedam į vieną tašką, kadangi yra vienas Dievas 3 asmenyse. O 2 likusius pirštus prispaudžiam prie delno. Jie primena mums, jog Kristus turi 2 prigimtis. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir žegnojamės vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Iš pradžių paliesdami dešinį petį, o paskui kairįjį. Liturgijai naudojama rauginta kvietinė duona ir būtinai raudonas vynas. Komunija teikiama yra ir pasauliečiams abiem pavidalais, teikiamas kūnas ir kraujas. Dieviškoji liturgija, kaip rytų krikščionys vadina, šventąsias mišias, paprastai būna tik iš ryto, kadangi yra gana griežta tradicija susilaikyti nuo bet kokio maisto ir net vandens iki tikintysis priims komuniją. Pagal bizantiškąjį ritą cerkvėse altorius paprastai žmonėms nematomas, kadangi atskirtas ikonų siena, vadinama ikonostasu. Pamaldų metu centre esantys altoriaus vartai atidaromi ir tada tikintieji mato altorių ir prie jo besimeldžiantį kunigą. Cerkvėse visada yra labai daug ikonų. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, švenčiausiosios trejybės, mergelės Marijos ir kitų šventųjų. Pagal rytų tradiciją prie ikonų yra uždegamos žvakutės. Tai yra ir auka bažnyčiai, ir kartu maldos ženklas, maldos simbolis. Kiekvienas besimeldžiantis turi degti Viešpačiui, kaip šita žvakutė, jo malda turi kilti į viršų ir būti karšta iš širdies. Rytų bažnyčia vadovaujasi šventuoju raštu, senuoju ir naujuoju testamentais. Taip pat labai svarbus yra 7 pirmųjų visuotinių susirinkimų priimti kanonai, dekretai, kiti
dokumentų, taip pat kai kurių šventųjų tėvų palikti kanonai bažnyčios disciplinai. Pagrindinis skirtumas tarp rytų ir vakarų krikščionių – Romos vyskupo popiežiaus vaidmens bažnyčioje suvokimas. Vakarų krikščionys nusako popiežiaus tarnystę šitaip: popiežius yra pirmas. O rytų krikščionys sako, jog popiežius yra pirmas tarp lygių. Štai toks pagrindinis yra rytų ir vakarų bažnyčių ekleziologijos arba mokymų apie bažnyčią skirtumas. Kadangi rytų ir vakarų krikščionys pirmąjį tūkstantmetį gyveno kartu, taigi ir turime labai daug bendro. Mūsų šaknys yra vienos ir tos pačios. Dauguma šventųjų pirmojo tūkstantmečio beveik visi paskelbti šventieji yra žinomi ir rytų, ir vakarų bažnyčioje. Tikimės, kad antras tūkstantmetis, kurį nugyvenome jau eidami skirtingais keliais, bet į vieną viešpatį nukreipti mūsų žingsniai ir žvilgsniai, neatitolino tiek vieni nuo kitų mus, jog mes ateityje, prasidėjus 20 amžiuje ekumeniniam judėjimui, galėsime ne tik bendrauti tarpusavyje, bet kiek Dievas leis, ir kaip Jėzaus buvo melstas į Tėvą, mes vėl ateityje būsime viena.